Aš niekada jam neatleisiu. Ar turi tokių minčių savo galvoje? Jeigu taip, klausyk iki galo, ką pasakysiu. Laikomas pyktis – tai naudai, kuriuos geri tikėdama, kad jie pakenks kitam. Tai yra tam, ant kurio tu pyksti. Kai laikai savie pagiežą, tavo kūnas labai kenčia. Kyla kraujospūdis, silpsta kepenys, atsiranda skrandžio problemos, įsitempia raumenis ir tai tik keletą dalykų. Pykdama, tu niekaip nenubausi skriaudėją, atvirkščiai, tu žaloji tik save. Atleisti – tai nereiškia, kad pateisinti. Tai reiškia išlaisvinti save, paleisti pyktį, kad tavo kūnas ir siela galėtų kvėpuoti lengviau. Nori sužinoti top 20 ligų pagal psichosomatiką, kurias sukelia pyktis? Parašyk man komentarą. Noriu.